Labą dieną. Norėčiau Jums parodyti, kaip susikurti ikebaną namuose. Stilius, kebano stilius, kurį dabar Jums rodysiu, yra ikenobos eigetsu. Tam panaudosime bambukinę vazą. Štai jinai yra tokios formos. Kenzan. Toksai vinukų derinys. Žirklės. Hanabasami sekatorius. Indelis su vandeniu, kuriame kirpsime gėlės ir šakas. Ir be abejo, žalumynai. Šį kartą turime visiškai nedaug. Darysime tokią mažą ažūrinę ikebaną. Ir kaip pirmiausia, kaip jau minėjau ankstesnėse pamokose, šin dangus, mūsų pagrindas. Kažkur tai 2 kumštukų dydyje reikia nuskabyti visas šakeles, kurios yra. Nepamirškite į vazą įpilti vandens. Įstatome kenzan. Ir pati gamta, pasižiūrėkit, sukūrė kokią gražią šakelę. Tiesiog idealiai tinkanti. Nukerpiam vandenyje, kad jinai iš karto pradėtų gerti. Ir tas išraitimas, bet būtent labai tinka šiai mūsų ikebanai. Šiek tiek padarom, kad jisai susilygintų viršūnytė su apačia. Štai taip. Tai neturi būti labai idealiai, bet jau jeigu kiek tik tai galime. Toliau. Mūsų žemė jau kartu soja. Kartu yra šitoje šakoje. Tai va tiesiog ideali šaka. Nebereikia atskirai mums įstatyti žemės. Na ir belieka žmogus. Vėlgi nukerpam vandenyje, apskabam nereikalingus lapelius ir kotelis prie kotelio įstatome savo žmogų. Kaip matote, turim ne tik 3 šerdelius. Visiškai nedaug. Tik trupučiuką. Na štai vėlgi tas pagrindinis. Šin, soja, hikai arba tai, žemė ar žmogus. Čia trupučiuką palenkiame į priekį. Truputėlį patrumpinkim. Čia yra kūrybos procese, jūs turite tiesiog atkreipti į dėmesį, kur labiau tinka pagal taisyklės. Jeigu žemė eina į aną pusę, tai reiškia visas žmogus formuojamas šiek tiek į šitą pusę. Kairiau, dešiniau. Visą laiką galima susimaišyti, kai kalbi. Ir priešais. Kaip jau sakiau, mes aprengiam. Taip. Kartais naudojam floristinę juostą, nes yra, leiskim, smilgos, jas yra labai sunku įstatyti į tuos vinukus. Tai tam, kad būtų patogiau, tiesiog apvyniojam, nukerpam. Ir įstatom. Dabar pasižiūrėkite, ką mes gavom. Šin, soja, hikaja arba tai. Ir puošmenos.
patrauksiu, kad jums būtų gražiau matytųsi. Štai. Štai matot. Mūsų ikebana visiškai mažai naudojam gėlių, mažai žalumos, svarbus yra ažūras. Ačiū.